Miesto valdžia ketina pradėti skaičiuoti keleivius automobiliuose. Viešojo transporto eismo juostą norima leisti važiuoti taksi automobiliams bei automobiliams, kuriuose be vairuotojo važiuoja dar 2 ar daugiau keleivių. Tai dar vienas būdas spręsti transporto kamščių problemą sostinėje. Privilegijuoti vairuotojai tie, kurie kartu su savimi veža daugiau keleivių. Jiems norima atverti visus kelius ir leisti važiuoti viešajam transportui skirtą eismo juostą. Savivaldybės įmonės susisiekimo paslaugos siūlo patrigubinti viešajam transportui skirtų eismo juostų ilgį ir jomis leisti važiuoti taksi automobiliams bei automobiliams, kuriuose yra 3 ir daugiau žmonių. Autobusų ir troleibusų vairuotojai mano, kad tai kamščių problemos neišspręstų ir apsunkintų jų darbą. Leidimas galėtų būti vienintelis, kad nustatyti laikas, kada galima važiuoti šitą juostą lengvom mašinom. Pavyzdžiui, tam plytas stovi nuo 8 arba nuo 7 ryto iki 11 valandos plyta. Iškai lengvos mašinas nevažiuoja, važiuoja tik transportą. Tai būtų. Kodėl? Nu, todėl, kad dabar labai sunku dirbti, todėl, kad kamštas stovė daugiau, daug mašinas stovė. Tai mes į grafiką negalim savo. Ne, tai aišku trukdyti. Kodėl? Tai, ir taip, pavyzdžiui, kamščiai šitie, per daug mašinų. Ir jeigu per visą šitą juostą važiuos šitas taksi, ten, kurie turės leidimą, tai išvis ten autobusai, troleibusai, mažai vietos bus. Susisiekimo paslaugos paskaičiavo, kad dabar Vilniuje viename automobilyje vidutiniškai važiuoja 1,20 keleivio. Pilnu ekipažu važiuoja mažai automobilių. Todėl jie, pasak direktoriaus, neturėtų apsunkinti viešo transporto eismo juostų, bet žymiai sumažintų kamščius mieste. Mes to ir siekiam, kad vis tik tai automobiliais, ne tik viešuoju transportu, bet ir automobiliais važiuotų daugiau žmonių. Ir vietoj to, kad važiuoja, pavyzdžiui, nuo Šeškinės kalno ar Geležinio Vilko gatve 3 ar 4 automobiliai, važiuos vienas automobilis, tai įsivaizduokit, reiškia vietoj kilometrų kamščio mes turėsim tik tai 200 metrų. Kas ir kaip skaičiuotų keleivius automobiliuose, kur viešo transporto juostą važiuojančius pažeidėjus gaudo greičio matavimo aparatai, neaišku. Susisiekimo paslaugų direktorius teigia, kad tai technologiniai dalykai, dėl kurių neverta atsisakyti idėjos. Kad būtų priimtas pasiūlymas efektyviau naudoti viešo transporto juostą, jį turi patvirtinti vyriausybė, nes reikėtų keisti kelių eismo taisyklės. Sostinės meras šią idėją palaiko ir ragina kooperuotis kaimynus ir automobiliais važiuoti pilnu ekipažu. Jūs arba važiuojame į darbą savo automobilį. Ir jeigu mes paimam kaimynus ir automobilį lengva užpildom pilnai, 5 sėdimas vietas, tai mes galėtume važiuoti viešam transportui skirtą juostą. Taksi galėtų to važiuoti ir mes pilnas ekipažas galėtumėm judėti viešam transportui skirtą juostą. Tai irgi būtų skatinimas nevažiuoti po vieną savo automobilį, kaimynam kooperuotis ir galų gal ir kamščiai sumažėtų ir pasisiektume greičiau arba ryte ir vakare savo darbo vietą, vakare namus. Vyriausybė be nurodytos priežasties jau yra atmetusi kelis kartus savivaldybės įmonės susisiekimo paslaugos pateiktą pasiūlymą viešo transporto juostą leisti važiuoti taksi automobiliams. Remiantis Vakarų Europos miestų patirtimi, dabar siūloma ją leisti važiuoti ir pilniems lengviesiams automobiliams. Anot savivaldybės įmonės susisiekimo paslaugos direktoriaus, Vilniuje tik 2 vairuotojai iš 100 su savimi veža 2 ar daugiau keleivių. Jiems ir norima leisti važiuoti viešajam transportui skirtą eismo juostą. 5 kanalo žinioms Jurgita Gižaitė ir Juozas Raduševičius.